Ar tu jau suplanavai pavasario sodo darbus? Pasižiūrėk čia ir viskas bus lengva. Sveiki, sveiki. Orui šylant planuojame savo darbus. Nuo rožių nuėmiau maišinius audeklus, kuriuos buvau uždėjusi ant agroplėvelės, palikau tik agroplėvelę. Vario sulfatų šį pavasarį rožių nepurkščiau. Surizikuosiu, nes atsidengus pažiūrėti, pamačiau, kad jų lapai ir stiebai dar mėlyni, tas vario sulfatas nenulytas per žiemą, nes gerai buvo uždengtas ir laikosi. Kai purkščiu vaismedžius su šitu mėlynuoju purškimu, apdorosiu, apipurkščiu visą žemę aplink rožės. Ir manau, to pakaks. Jeigu to nepadarėt rudenį, pats laikas nupurkšti dabar. 100 gramų vario sulfato 10 litrų vandens. Kai atidengsiu rožės jau visiškai, kai baigsis minusinė nakties temperatūra, aš pirmiausia jas palaistysiu. Su šlanga vandenį pilsiu ant krūmelių prie šaknų, kad nusiplautų tie kauburiukai, kuriuos iš komposto supyliau rudenį. Nes drėgmės, manau, jau šaknim trūksta, kadangi jos buvo uždengtos sausai. Ir palaiščiusi, po to patrešiu su huminėmis trąšomis, tokiomis panašiai kaip Baltijos auksas. Padarysiu tokį rudą skiedinį ir visas patrešiu, kad kuo greičiau susiaktyvintų šaknys, pradėtų augti ir maitinti augalus. Sakyčiau, toks vienas iš pirmųjų pavasarinių darbų sode pas mane būna gyvatvorės išvalymas. Kolonijinių tujų gyvatvorė iš pažiūros atrodo žalia, graži, bet kai aš pradėjau ją valyti, tai tiesiog išsigandau. Iš 2 kolonijinių tujų aš iškrapštydavau tų nukritusių spyglių pilną karutį. Dabar, kai jau tą darau ir pavasarį rudenį, tų spygliukų daug mažiau. Čia va, radau tokį pavyzdį parodyti, maždaug metro aukštyje, kiek prisikaupia senų nukritusių spygliukų. Jie krinta natūraliai, jau atgyvenę, jie taip turi nukristi ir jie užsilaiko ant sausų šakelių, kurių tujų viduje labai daug. Jas reikėtų visas pašalinti, iškarpyti. Tokios negyvų augalų liekanų kaupyklos pasitarnauja labai gerai žiemoti parazitams. Jie labai čia mėgsta slėptis. Netgi sraigės sulipę miega užsidarę šituose pataluose. Pirmiausia, reikia dirbti būtinai su pirštinėm, kad nesusižaloti rankų ir iškarpyti tas visas šakeles smulkės, kad jos nesulaikytų daugiau naujų šiukšlių ir viską iškratyti, išpurtyti, kad nieko neliktų. Tada gyvatvorė galės kvėpuoti laisvai ir nepuls jos grybinės ligos ir jokie parazitai. Taip, išsivalant kiekvieną pavasarį ir rudenį, darbas bus labai paprastas, nes tereikės tik tai suėmus už tujos kamieno, ją papurtyti ir visi spygliukai išlakstys. Visus vaismedžius nupurkšiu taip pat vario sulfato tirpalu 1%, bet prieš purškiant juos reikia sutvarkyti. Pirmiausia, išsigenėti, išsivalyti visus vaismedžius, sutvarkyti visą žievę, kuri yra atsilupusi, jinai taip pat yra visokių vabzdžių veisykla. Reikėtų nuvalyti nuo visų vaismedžių šakų su šepečiu, netgi vėliniu šepečiu galima, bet nestipriai spaudžiant, kad nesubraižyti žievės, visas kerpes, samanas. Nes pačios kerpės ir samanos nekenkia medžiui, tačiau laikosi drėgmė ir į jas labai patenka daug visokių sporų, grybelinės ligos kaupiasi ir parazitai taip pat mėgsta. Bet to drėgmė būdama tiesiog plėšo, pūdo žievę medžio. Ruošdama šį video vis galvojau, kaip pateikti, kaip papasakoti aiškiau apie vaismedžių genėjimą. Tačiau kiek nuotraukų visokių formų genėjimo medžių yra internete, tūkstančiais. Bet išmoksti viską, pasižiūri, ateini prie savo medžio ir nuo ko pradėti dabar. Tai va, pirmiausiai galbūt reikėtų išmokti tokius genėjimo, tokias taisyklės, kad pirmiausiai nuo medelio nukerpi arba nupjauni viską, kas nereikalinga. Tai nulūžusias, aplūžusias šakeles, nušalusias šakas.
taip pat kreivas šakas, taip pat tas, kurios auga į medelio centrą, nes jeigu pagailėsim tos vienos šakos ir pagalvosim, kad čia bus daug obuoliukų, jinai uždengs kitom šakom saulės prieėjimą ir tų obuoliukų bus dar mažiau. Nes kuo retesnės vaismedžio šakos, tuo jam yra lengviau augti ir nokinti vaisius. Pro tinkamai išgenėto vaismedžio šakas turėtų praskrist paukštis. Taip reikėtų įsivaizduoti, kad nebūtų per tankus. Jaunus vaismedžius labai patogu formuoti verpstės formą, panašiai kaip eglutė, tik žymiai rečiau ir kiekvienais metais vis prilaikant jos ūgį, pakarpant, paliekant vieną viršūnę, visas kitas iškarpant. Seną vaismedį pažeminti yra labai naudinga tam, kad pasiekti tuos vaisius, kuriuos jis užaugina. Nes kas iš tokio medžio, jeigu jisai 5 metrų, net su ilgiausiom kopėčiom nepasiekia jų nuskint. Tai seną vaismedį reikia labai gerai aplinkui apsižiūrėti, netgi galime nusifotografuoti ir paskui ramiai savo kambarį nuotrauką žiūrėti, iki kurio aukščio jį žeminsim, tada tą storiausią kamieną kažkurį tai nupjauti ties šoniniam šakom. Ir tada senas vaismedis, obelis pavyzdžiui, bus taurės formos ir jos centras bus labai gerai apšviestas saulės, susižeminę vaismedžio aukštį, toliau genėjam šoninės šakas, kurios liko. Irgi išpjaunam viską, kas auga tiesiai aukštyn, kas kreiva, kur trinasi šaka į šaką, reikia pažiūrėti, paspirokliuoti šakas, turėti omeny, kad kai bus obuoliai, bus šaka nusvirus ir jau jinai gali trintis į kitą šaką. Tai arba ją pritrumpinam, arba vieną kažkurią tai paaukojam ir iškerpam. Taip pat iškerpam viską, kas auga link centro, arba labai stipriai pritrumpinam. Paliekam visas vaisinės šakeles, kur su didesniais apvaliais pumpurais, o vegetatyvinės, kurios jeigu per ilgos eina į šalis, į šonus, jas patrumpinam. Trumpindami išsišakojusią šakelę, kerpam ties mažesnę šakelę, kad nebūtų jokių stimburių, likusių tokių pagaliukų. Didelės šakas pjaudami taip pat pjaunam palei visą kamieną, lygiai. Tada labai gražiai žaizda užgyja. Nors jinai būna ir didesnė negu pjaunant šaką statmenai, tačiau jinai gražiau užsitraukia. Nes tas pagaliukas, šakos galiukas likęs išdžiūsta ir jis nebereikalingas vaismedžiui. Jisai tik styro ir trukdo užaugti žieviai. Kartais jau pjauni, karpai šakelės ir nežinai, ar jau čia gana, ar dar kažko trūksta. Reikia atsitraukti atgal nuo vaismedžio per kokius 10 žingsnių, kad matytųsi visas medis ir tada iš šono pasižiūrėti, ar neliko kokia nors šaka dar neproporcinga. Jeigu visko nenupjausit ir kažką pagailėsit ir paliksit, ne bėda. Pataisysit viską rudenį. Vasarą, kai bus lapai, dar geriau matysis, kuri šaka yra nereikalinga ir kurią dar reikėtų prikirpti. Netgi vasarą galima pasižymėti su purškiamų dažų balonėliu, kurią šaką reikės nukirpti rudenį. Nes kai genėsim rudenį, lapai vėl bus nukritę ir vėl atrodys viskas peršviečiama ir niekas nieko neužstoja. Kai stipriai sužeminsim seną obelį ir sumažinsim ją kokiu 1/3 ar netgi per pusę aukščio, iš žemės eis labai didelė jėga, nes šaknis tai liks tokios pačios, kokios buvę dideliam medžiui. Ir tada kelias vasaras dar obelis augins labai daug vilkūglių. Vilkūgliai tai tie ūgliukai vasarą, kurie tiesiai kaip degtukai, kaip kareivėliai stovi ir auga visi į viršų. Tai kai vasarą jie bus kokios sprindžio dydžio, gali būti mažesni, juos labai gerai išlaužyti tiesiog su pirštais, be jokių sekatorių. 2 vasaras jie galės dar stipriai augti, mes juos laužysim, o paskui apsiramins, jau pusiausvyra nusistovės tarp šaknų ir šakų. Kai vaismedžius genėjai kiekvieną pavasarį ir rudenį, tu juos labiau išmoksti, pažįsti, kurių šakos reikalingos, kurių nelabai reikia. Ir to darbo būna labai mažai, su malonumu pralėkti su pielute kelių valandų reikalas. Pirmus kartus labai gaili kiekvienos šakos, o paskui su sekančiu kartu
pjauni vis daugiau ir daugiau, tu matai, kad tas vaismedis dar geriau auga, kai jį pagenėji. Negenimas vaismedis labai stipriai stiebėsi aukštyn, verždamasis į saulę. Kai pradedi jį genėti ir jis būna lengvai prapučiamas, prašviečiamas, tada taip stipriai neauga ūgliai, o jie nokina geresnius, gražesnius vaisius. Po genėjimo sumažėjusiam vaisių kiekiui tenka didesnis maistinių medžiagų kiekis, todėl vaisiai auga didesni. Jie sukaupia daugiau cukraus, mineralinių medžiagų, būna dėl to skanesni ir geriau laikosi žiemą. Šakų praretinimas praleidžia daugiau saulės vainikui, saulė tolygiau pasiskirsto, o tai mažina ligotumą. Samanos taip pat nemėgsta augti, būti apšviestos, tai jų irgi sumažėja. Tuo pačiu sumažėja ir kenkėjų, kurie slapstosi tuose samanuose. Genint sodą labai svarbu yra surinkti vaisių liekanas, tas mumijas. Jas geriausiai būtų surinkti rudenį, bet kad jau likę per žiemą, tai nepalikti pavasarį, nesumesti kažkur po krūmų, bet jas išmesti į šiukšlių konteinerį, kad jie važiuotų kuo toliau nuo mūsų sodo. Nugenėjus, nuvalius atšaukusią žievę, balinami kamienai. Tam yra specialūs mišinukai sodo skyriuose, kuriuos tik atskiedi ir tepi. Tuose mišinukuose yra vario sulfato, jis saugo nuo grybelinių ligų, taip pat ir nuo kenkėjų, plus balta spalva neprikaitina dieną kamieno nuo pietų pusės ir naktį nebūna tokio didelio temperatūrų skirtumo ir netrukinėja žievė. Žaizdų užtepimui aš taip pat naudoju kalkių mišinį. Imu to paties mišinio medeliams balinti, kilogramas tokio mišinio, užpilu vandeniu, kad būtų tiršta košė ir į jį maišau 100 gramų vario sulfato atskiesto su stikline šilto vandens, kad ištirptų. Sumaišau tokį visą mišinuką, jis gaunasi grietinės tirštumo, žydros spalvos nuo vario sulfato ir tokia košelė su šepečiu užtepu sluoksnį tos košelės. Jinai greitai sutvirtėja ir labai gerai saugo žaizdas. Tada tos žaizdos labai gražiai užauginėja, užsitraukia ant jų nauja žievė ir vaismedis saugus, į jį nepatenka jokios grybinės ligos. Sekantis purškimas vaismedžiams bus sėklavaisiams prieš pat žydėjimą. Tai yra obelis ir kriaušės, kai jau matysis pumpurai žiediniai, jau tuoj turi sprogti, va tada reikia juos nupurkšti su skoru arba topazu ir kartu įmaišant insekticidų mavriku. Nes prieš pat žydėjimą skraido žiedgraužių patelė ir padeda kiaušinėlį, kuris vėliau išgraužia žiedo vidurį. Kaulavaisius, slyvas, vyšnes purškiam, kai baigėsi žydėjimas ir žiedlapiai pradeda byrėti. Tai gal ir viskas čia suminėjau. Genim, valom, balinam. Tiesa, nepaminėjau, kad rožės jau galima sodinti. Jau maži šalčiai ir kas turit pliką šaknių, jeigu įkasat kastuvą į žemę, liuks, galima sodinti. Nebijokit šalnų, nedidelį šalnos nieko baisaus, nes tos plikas šaknės jų mažos labai šakelės išlindę į viršų, tai netgi mažų gabaliukų agroplėvelės galima pridengti. Arba paprasčiausią vazoną, kuris laukia vasarinių gėlių svyrančių sodinimo ir dar laisvas stovi, uždengus jį, skylutės yra, oras vėdinsis, niekas neatsitiks, netgi bus pridengtos to šakelės, kad nedžiūtų, kol dar šaknys jų neveikia ir išlaikys visas šalnas. Tai pernai buvo uždengus, ką tik pasodintas rožės, tiesa reikia ant jų uždėti kokį akmenuką, kad vėjas nenupūstų, nes kartais vėjas išvarto tos vazonėlius kažkur. Kaip sodinsiu aš savo rožės, parodysiu vėliau, bet dabar tiesiog kažkam tai jeigu jau yra reikalas jas kišti, geriau negu kad volioti rūsyje kažkur, geriau sodinkite į žemę.
Svarbiausia, jeigu žemė viršuje buvo įšalusi ir jūs iškasite tuos grumstus, tai ant šaknų nedėkit, geriau berkit birę žemę, nes su gabalais tada liks oro tarpų ir bus nelabai gerai. Kai persodinu rožę, aš turiu savo video, galit pasižiūrėti, kaip apspausti, kaip palaistyti, viską ten parodžiau. Taigi sėkmės darbuose, suplanuoti darbai, lengvesni darbai, planuok ir tau viskas pavyks. Prenumeruok Sodo džiaugsmus, o jeigu nežinai, kaip tai padaryti, siūlau pasižiūrėti mano video, kaip susikurti YouTube paskyrą. O komentaruose parašyk, kokie svarbiausi tavo darbai sode pavasarį. Ate!